Oho. Nu, baigsi. Velnis, nu žino, o dabar ką pradėjo duoti čia prieš galą. O, čia tas geras. Kaip aš ką darau su ešeriais. Kaip gerai atrodo. Rupūžė ankstyvus rytmetys. Niek nesimato langai rasoj. Lėkiam durniai pagaudyti ešerių. Tu lemba. 5 rytą. Judam, skutam. Nu kų, imam įrankius. Iš mašinėlis. Jau žvejų į. Nors datumsiu į. Bandysim kur nors pagauti. Sakau, štai tokių labai daug yra. Dydis tai tą žinam. Tai yra, kad tu gaudai, tenai šimtais, bet kai Galvon. vieniai 10 maksimum. Užsikabina. Nu taip atsargiai rūžiu. Pabėga, bet. O gal ne, ne. Labai švelnus. Ui, 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 ui. Ui, ui. Nu, tokie. O, pradėjo eit viens po kitą. Geltona ir tokia lemba balta. O, čia mane permetė. Jo? Nu, bet aš jau pritraukiau. Nu, nu. Mažiliukai. Čia prieš galą pradėjo bartis. O, ant viršutinio paėmė. Oha. Nebūk valdai žadnas. Žadnas. O, čia bus stambesnis. Gera. Jau gera. Lemba, prieš tai didesnis buvo. Per šoną pasikabinis. Yra daug, vakar buvo, kad jie nebuvo, buvo tas momentas, kai nelabai norėjo kibti, kad išpildo labai daug. Tai va čia užgulęs toksai net. Paleidau, pasiimti. 7. O, net nenusileido. Kartą, ne? Aha, va ten kur. Gerai kalo. Dydžio biški trūk. Ta atsikabina. Į kraują. Tik įkelia, kas nors kvies, skambina. Na, žinai. Tudu. Galėtų būti stambesni biški. Bet geriau tokie. Negu jokių. Tai čia gerai našvalį. Gavas į nukelę? Nu, ten yra, yra. Yra ir čia pilna jų, tik tai reikia gaudyti. Kimbi prakerta, ne? Nu, nesuprantu taip. Čia būna. O tokie atsargus. Tai, kad dabar sakyt, kad 7 imtų, bet ne, nebūtų 7, ne.
Bet ten jie ant to viršaus ir būn nenusileid net. Gražiai. Smagiai duoda. Tut. Geresnis gal vėliau. Na, Melnica, nu žino, o dabar ką pradėjo duoti čia prieš galą. Nei pakelt, nei. Čia tas geras. Graipsta gal atėjo? Aha. Turpūžė. Bėgi. Bėgų. Vedama. Čia dar tas graiš toksai biški bekuota. Pėtakinis. Dėkui. Čia tai jau geras. Čia šašlikinis. Turbūt. Šiu. Čia tai jau geras šitas jau. Jau čia šitas geras. Šitą jau dėsim į petelnę. Va. Nu, gražuolis. No. Dun, ką gerai duot. Aha. Koks mažylis. Bet visą ant viršutinį man pradėjim. Nu jo, gerai, ką pasiūliu, bet. Bet koks mažylis gumikį. Nu. Nu, kažkas įdomiai taip. Tai blendo. Oi. O, tas jau toks valgoms. O. Kas čia jie sukyla? Tai. Koks gražuolis. Visi traukia, ne? Kas čia vyksta? Oho. Prisiverš, nevaidink. Reik pabairuot. Praeitą kartą sako, pas mane toks yra, kad praška, nako, atsitupa iki galo. Ne, pasok. Apgavikas. Eik, man biškai atsisuk, bus įdomiau. Neblogs. Bet va didesnį ant to hibridą. Visiems čia kimba. Paleido. Bet va vėl. O. Ko šio stabdį prisivers, nein pakirsti. Prisiverš, tu buvai žmonės tai. Nu. Lembiš neįdomu kiekvien metimui kim. Įdomu. Tai pabūnam vilę jos pirmos maunam lydek. Nu, kadraskos kap. Lampačioks. Bet neįsikandė stipriai. Blium.
Kuo didesnė guma, tuo mažesnė šeriai. Tai. Toks išblyškęs. Nu, baigsi. Morkavas, vat. Nu, kaip negražia. Čiuko. Koks gražuolis. Jisai gavęs čia užgulės nuo iš apačios. Bet jie dažniausiai, kai va čia traukia, jie visi į tos krūmus ir po tai varo. Jie naglį nevalgo, jie. Uodegytė kapėts. Ne, čia ne ant valdelės kuros dabar. Čia ant mano to nemėgstama. Niekam nedėtum. Jau čia tas jo, kur nedėčiau, bet tokia baisi spalva, mėlynas. O jo, ir tai, ten žuvelė tokia, kur jau turbūt pitsakį net nėra. Nu tai jo. Kažkas iš gailesčio padovanoja turbūt man. Ne, per nugarą, kaip čia. Kokia graži spalva. Palauk, paleisiu, nespurdėk. Jo, per neaptyvus, per... Nu, eik. Mūrime. Brakonieriškas. Mes beveik kiečiausi žvejai, ilgiausiai, ištvermingiausi. Beveik pirmi atvarėme paskutiniai, nu va, turim pasiėmė po 7 žuviks, po 6, po 8. Ešeriukus rūkysma. Lekam numė. Nu tai kon žvėja, kuo aš galiu pasakyti, kaip čia šveisa nekrant jau vakarsi. Parlėkėm numiai, nebebuvau kaip normaliai pafilmuot, kaip normaliai ką padaryti. Pats matėte, ten buvo veiksmo, mūsų kompanija, kur mes žvejojom, tai mes tvarkingai, kultūringai, neapžoriškai pasiėmėm po keletą žuvyčių, paleidom, tai pats matėt, belė kiek. Ten aš tai iš mūsų turbūt mažiausiai pagavau, ten hebra tai 100 ir plius ir paleidom tikrai 100. Tai tikrai smagiai, žiauriai smagiai. O gal man toks iš vienos pusės komentaras būtų, kad jeigu mes jau emam visas žuvis, net ir mažas ir didelis, tai nereikia viršlenti, kad nėra kur žvejot, nėra ką gaudyti, ne? Reikia protingai ir suprotu. Va. Tai iš mano daug pagautų žuvyčių aš pasiėmiau 7 lampačiukus, ne pačius didžiausius, ne pačius mažiausius, tokius vidutinius, nes jau senai labai norėjau pasmaguriaut, parūkyt, pakept, tai dabar išsivalau žuvytę. Kadangi nepavyko normaliai pafilmuot, parodyt kažko, tai gal padarysiu tokį mini parodymą, kaip aš ką darau su ešeriais. Tai pirms dalyks išsivalom. Man kadangi kažkokios tai parduotuvinės, kaip pasakyti, išvaizdos nereik žuviai, tai aš tiesiog apsikerpu visus pelekėlius, šitas nusipjaus, tam, kad kai sūdai, kad neįsidurti, žuvės neskutų, nes, ką žinau, va, uodega viską nusikerpa, tiesiog, kad man rūkyklai būtų daugiau vietos. Paskui išvalau vidurius, gal irgi nupjaunu, aš jums čia pjaustymą nerodysiu, bet gaunas va toks va.
dalykėlis, galvikė nupjauta, jokių nėra dalykų. Taip sakant, paruoštas sūdymui. Nu ką, žuvelę turim išvalytą, sutvarkytą. Gražiai, dabar einam susūdysim. Nu, žmonikė paruošė, tai ką čia turim? Česnakiukas, lauro lapiukas, pipiriukas, įtrins. Čia dar citrinos biškė, ne, kažkaip citrininis pipiras. Nu ir druskos ir viskas. Daugiau čia nieko ypatinga ir paskui turbūt aš galvoju, uždėsim rasalą, kad biškį geriau traukti ir nes kūros nelupom, tai duosim dienikę pastovėti parą. Reikia iki iš pirštą ragauti. Paragausi? Aš nebijau. Nebijai? Nebijau. Čia buvo be pirštinių darbuojas? Jau priprato rankelę. Nu, tikra žvėjų žmona. O tos 4 pipirus dar dėsi? Gal nereikia jau. Čia yra visas skonis, 4 pipiriukai. Nu ką, praėjo pusantros dienos. Traukiam laukia šeriukus. Ir vakare rūkysiu, bet dabar yra apie 1 valandą dienos. Tai aš juos pabėgančių vandenį nuskalausiu ir tiesiog padžiausiu. Tai tiesiog nuplaunu, kad tuos visus glitimus, visus išskiras. Oi, iš kvapo tai atrodo skaniai. Nu, o patiesim biškį rankšluostuką. Tai biškį va taip apsausinu maksimaliai. Ir va padėsiu ant lentutės, tegu jie čia. Dar bus šaldytuvė, kokie grįšiu 5-6 valandą po darbo, tai iki kokių 4-5 jie čia ir pabus taip biškį apdžiūs. Oi, kaip jie. Čia man ilgai reikės kokias 2-3 valandas rūkyti. Nes iš pradžių aš ant tokios lengvos temperatūros duodu, kokie 60-70 porą valandų ir paskui biškį duodi stiprumo. Taip apsausinu, dar uždengsiu popieriuku ir tegu jie būna ant šaldytuvę keletą valandų, kiek išdžius tiek. Nu va, įmečiau šaldytuvą, tegu būna iki vakaro. Einam paruošim griliuką. Išsinešam žuvytę į laukų, atidengsim, dar biškį vėjas, kad prapūstų. Dar biškį pradžius, bet va, jau kaip spręsti, kad yra žuvis pradžiuvus, tai su pirštu taip lieti, tokie lipšniai turi būti. Tai dabar vėjas dar prapušė gerą pusę valandos, kol įsikurs viskas. Didesnė žuvis dedu į griliaus priekį, mažesnės čia. Nes kai trauka yra, karštis per čia eina daugiausiai. Ir aš naudoju vis laik reflektorių, tam, kad kai varvės žuvies sultis, kad nebėgtų tiesiai ant ugnies. Nu ką, jau pakilo apie 80 laipsnių, tai galima biškį darinėti. Aš uždarau šitą tinkliuką ant viso ir padarau kažkur ant 2, vat, kaip sakant, 1, 2 ir dar biškutį, visų pusę tos padalos. O viršų palieku atvirą tam, kad nesikauptų perteklius dūmų ar drėgmės, kad viskas eitų lauk. Pagrindė kiek traukia, tiek ir duoda. Pažiūrėsim toj, kur yra ugnis. Matot, ugnis yra per vidurį, tai aš čia aplinkui biškį apipilsiu. Tam, kad kai rusens per laiką, vat, ir po biškį dūmins. Nes jeigu ant viršaus uždėsiu, tai labai daug bus dūmų. Va, tai aplinkui apipyliau ir kai plėsis ugnis visą laiką ir rusens. Ta biškį pridarau, kad neužsidegtų. Reikia 2 rankų man, kad įleist žuvį į vidų. Tai pradėsim rūkyti. Ir dabar pastebėsim, pastovėsiu dar šalia kokį pusę valandos, kad neužšoktų temperatūrą ant viršaus. Nes jeigu labai uždidė ant staigios temperatūros, ypač skumbrė, kai rūkai, tai skūra tuk sutrukinėja, taip negražiai. Va. Tas aštrus dūmas nueis, dabar va, galim įdėti. Dažnai manęs klausdavo, kaip tu rūkai, kaip darai, bet nebūdavo niekad, esu tik tai gal porą video ar vieną idėjas tik tai apie lašišą kaip rūkęs šalto rūkimo. Tai dabar va, uždėjom žuvį ir pastebėsim biškį, kaip sakant, geriau po biškelį padidinti, negu kad paskui perkaitinu. Va, 2 palieku.
šitas kad traukto, čia kaip sakiau, pilnai atidaryta, jos neprimažina. Ir tegul smilksta, tegul traukia dūmą. Nu, nes čia. Šuniks neįsirengs su ko žaisti. Atis čia. Atik. Padėk. Padėk, sakau, nu kaip tu žaisti dabar. Padėk. Nagla šunis. O jeigu duosiu žuvies, nori žuvies? Vilkas. Suvalgęs vilkas. Pažiūrim, kaip atrodo. Wow, kaip gerai. Fantastika, tegu kepa dar. O kaip nekantrauju jau suvalgyti. Kiek čia tų valandų dabar? 5:30. Nu dar pusvalandį, bet dabar pakilo iki 110 kažkur. Labai puikiai. Atrodo iš paviršiaus pažiūrint tokia biškį sausoka, bet va kaip paverti čia užšlapia labai gerai. Tai... O čia netgi matau sutrūkęs liktai. Tai dėl to, kai tu apdžiovini žuvį, dar vat pliusas yra. Ir kai pradedi rūkyti, apsitraukia daug greičiau tą tokią sausą plevelę visą žuvis. Ir viduj jinai konkuliuoja tada. Kaip jinai visą savo sultyse kepa rūko. Ir kaip skaniai to jau eisi valgyti. Manau, užteks jau čia kept. Ir čia viskas iškepia. Atrodo nuostabiai. Ai, kaip skaniai atrodo, jūs neįsivaizduojat. Ai, jau čia. Ui, tokia maža lėkštutė mano šitiems nuostabiams žuveliokams. Jau ką, jaunimas. Pažiūrėkit. Ui. Vos neiščiuožė ešeračiai. Sipilsim obuolių sulčių. Be obuolių sulčių, žinokit, nieko gera šitie dalykai. Greitai imam ragaujam vieną. Pažiūrėsim, ką čia gavas palei Beniušučio eksperimentinį receptų lėkštutę. Jeigu taip iš tikrųjų, tai neatsimenu, kada aš jį valgiau paskutinį kartą. Kaip gerai atrodo. Čia viskas. Švietimo mažai biškė. Pasaka. Gal truputį. Labai truputį trūksta druskytės, nes skystis buvo toksai sūrus, bet ne per sūrus. Bet gerai. Tai va. Žvejokit. Žvejokit su saiku ir ragaukit.